Atvažiavom į Kriemalą, matom du kelius, navigacija rodo lyg ir vieną, mes lyg ir norėtumėm sukti kitą. Žiūrovai, viskas dėl jūsų! Oh my god. Oi, čia jau kaip jie išmalę, žinok, vaikyti. Darom išmanius namus, automatizuotą verslą, kad gavus rezervaciją, arba pašildomas namelis, arba įsijungia vėsinimas, tu atvažiuoji su savo kodu, susivedi, užsidega šviesos, atsidaro duris, įjungia muziką. Tu pamatai už labai gerą kainą, labai fainą sklypą ir tu atvažiuoji į tą sklypą ir tu pamatai, kad jo nėra. Nes viskas užžėlė, ne? Nemunas patvinės, tarkim. Okay. Tas sklypo nėra, jis vandenį. Atvažiavai į gamtą, atėjai tą keliu, tada srautas įsiskirsto į namelius, poilsio baseino zoną, turėsim ir tokią mini renginių erdvę gamtoje. Tai jeigu bus namai išmanus, bet vis tiek, robotai neišvalys, tai aš įsivaizduoju vis tiek kažkokio žmogaus kaip ir reikėtų, ne? Taip, tu Giedrių ieškai darbų? Ne. Važiuojam pas Giedrių Rybinską, kuris gaminasi savo glampingą. Atvažiavom į Kriemalą, matom du kelius, navigacija rodo lyg ir vieną, mes lyg ir norėtumėm sukti kitą. Bandom. Kažkurio vis tiek atvažiuosim. Klaidų ir bandymų metodų, to sužinosim, kaip reikėtų važiuoti iki Nemunos glamping. Truputį vėluosim čia. Čia nematau ar matai, bet prieki mašina kasasi, žodžiu, tai nepanašu, žodžiu, kad nepanašu, kad pravažiuotumėme, žinok, per čia. Rodo, kad šoną varyti. Gerai, žodžiu. Tai filmuojat? Filmuojam, YouTube žiūrovai, viskas dėl jūsų. Oh my god. Kėmros kiek? Dalyvių tai pilna. Oi, čia jau kaip jie išmalę, žinok, vaikyti. Kaip rally kokiam varau. Viskas, pramušėm, tvarkoj. Miško takas. Štai ir jis, Giedrius Rybinskas, renginių vedėjas, NT investuotojas. Klausyk, NT investuotojas, renginių vedėjas, kokiu dar reikia ampluą paminėti? Mėlynių gamintojas. Mėlynių gamintojas. Tikiuosi ne vaikam ir ne žmonai. Vieną kartą per mėnesį teplau. Užsakiau jūsų atvykimui. Bet tai dar gerai, tu taimingai čia pagalvoja, gerai, 10 PM9, grinai 11 valandai. Taip, čia pastovi ir vandens motociklai, raketa praplaukė. Rimtai? Taip. Šiemet plaukė? Plaukė. Tai, Giedriau, matau vieną namelį, matau antrą namelį. Ir ten pasislėpęs trečias. O, ir trečias dar už kampo pasislėpęs, ne? Tai pirma gal, kaip čia, kokia vizija, ar ne, yra, koks master planą, ne? Pati vizija yra 6 namelių kompleksas, tai turim pirmą etapą, tai 3 nameliai ant kranto, paskui... Su vaizdu į Nemuną, taip, su grožiu terasiniu vaizdu. Tu stovi baseinė maždaug. O, iki kur? Iki pažastų baseinė? Jo, metras PM. O, tai paplauk galima, bet nuskęs sunkiau jau. Jau teks pagalbos. Ne, reikės nerti ant galvos. Tai čia bus lauko šildomas baseinas, čia šitoje erdvėje bus pirtis. Iš pirties tiesiai į baseiną. Baseiną, paskui į Nemuną. Bet čia tam tarpe, ar ne, tarp sakykime, tavo sklypo ir Nemuno, tai čia ne tik dviračių takas. Čia dar tai yra keliukas. Kiek čia leistinas greitis? Pamatuosim. Čia žvejų ypač mėgstama vieta, tai kas kauniečiai turbūt žino, kadangi rytais atvažiuoju laistytųjų, tai jau 6 ryto čia būna žvejų. Pas Giedrių Rybinską galit pasiekti, žodžiu, jo rytinių istorijų, žodžiu, 6:40, kaip, žodžiu, Nemunas gražiai atrodo, čirpia paukšteliai. Tai apibendrinant, 3 nameliai ant kranto, lauko šildomas baseinas, pirtis ir dar sklype bus 3 kupoliukai išmėtyti. Bet jie jau tarp pušynė, ar ne? Taip, tarp pušų jau tokie bus privatesnio poilsio mėgėjams. Aha, žodžiu, tam, kam nereikia vaizdo į upę, tai tas į kupolus, ne? Iškė pabūt. Ok, supratau. Tai einam, gal užmėsim tada akį. Gerai, į namelius. Brendo pavadinimas yra Nemunas Glamping. Nemunas Glamping, ok. Ar nameliai turi atskirus pavadinimus? Turės. Tik eigoje dar kūrėm tos pavadinimus, galvojam, ar siet su Nemunu, ar siet su gamta. Prašom, į statybvietę. Bet vietos, tai sakyčiau, nemažai. Kiek iš viso kvadratinių metrų yra? 25 kvadratai. 25 kvadratai. Visas namelis. Plano, kad, tarkim, daryti antrasolės ir antrasolių miegamai nebuvo? Ne, nebuvo, tiesiog norim turėti. Norėjo truputį daugiau erdvės. Daugiau erdvės, aukštos lubos ir kad tu turi miegame
vaizdą į būtent į Nemuną. Storiukus gali daryti. Dar terasus reikia ir Bus kubiliuką, terasa, ne? taip, po fūro vane bus. O, tai viskas, bus 10 iš 10, žodžiu. Ok, supratau. O čia VC, matau jau paruoštas, ne, irgi? Jo, jau baigiam plytelės klijuot. O kam tiek daug laidų? Nes darom išmanius namus. Okay. Pilnai automatizuotą verslą, kad nereiktų žmogaus įsikišimo. Tai tiesiog, kad, nežinau, atvažiuoja žiemą, jungiu šildymą, nežinau, atvažiuoja vasarą, ten vis tiek turbūt palaikai kažkokią temperatūrą. Tai ne? Viskas bus susijęta automatiškai, gavus rezervaciją, pažymima, kada atvykstama, iki to laiko arba pašildomas namelis, arba įsijungia vėsinimas. Kokią reikia temperatūrą tokią pagaminį? Taip, tu atvažiuoji su savo kodu, susivedi, užsidega šviesos, atsidaro duris, įsijungia muzika. Žodžiu, pasveikinimai. O tik klausyk, brangus malonumas? Šiaip nepigus, o iš tikrųjų prisideda keli tūkstančiai eurų. Nu, bet sakyčiau, tokia normali suma. Nes jeigu 2000, bet čia su darbo... Keli tūkstančiai. Keli, teisingai. Prisideda darbas, prisideda daugiau laidų ir prisideda kažkokia tai įranga. Tai mes Luxono įrangą naudosime. Ir kadangi partneriausim su ta įmonė, tai jie padarys geresnę nuolaidą. Ir kaip reklamai naudos. Giedrius jau eina per teisingų kelių. Nuolaidėlę, reklamėlę. Vyksta judesys. Sakoma, nesisuksi. Negyvensim. Ok, tai ką, šokuojam tada į kitą. Kiek užtrukai laikė? Tai pradėjom gal ne praeitą, o dar praeitą rudenį ieškoti sklypo, nes ta idėja jau senai sukosi, pamačius, kaip kiti daro ir kad galima padaryti geriau, fainiau. Tai rudenį pradėjom, o pavasarį pernai nupirkom sklypą, gegužės mėnesį. Tai žodžiu, sklypo paieškos apie pusę metų? Apie pusę metų, taip. Ir labai geras laikas buvo ieškoti sklypų, nes tu pamatai už labai gerą kainą, labai fainą sklypą ir tu atvažiuoji į tą sklypą ir tu pamatai, kad jo nėra. Nes viskas užžėlė, ne? Ne, nes Nemunas patvinės, tarkim. Ir tas sklypo nėra, jis vandenį. Tada tu žiūri, kad nieko nepadaryti. Polių, tada nameliai vandenį, dar atskiras žanras. Taip, o vasarą tada vidury pelkės gaunasi, nes išdžiūna Nemunas, ar ne, dumblė. Tai va, tai planas buvo jau, sakykime, pernai metais paleisti viską, jau padaryti, tai čia toks optimistinis buvo, bet kai tu susiduri su biurokratija, tai tu supranti, kad viskas taip greit nevyks ir tada susiduri su elektros atvedimo klausimu, kuris ten dar didesnis biurokratinis aparatas ir tada pamatai, kad tau pusę metų ir galbūt atvesime elektrą. Tai sakau, aš tada nestabdau, aš viską pasidarau, tada statau generatorių ir paleidžiu jau šiemet, nes nebegaliu laukti. Tai žodžiu, turi planą, bet tuo metu turi, nežinau, planą B, C. Ir C dar saulės elektrinė, kad išbalansuoja tą visą reikalą. Tai ką, einam užmesim akį tada į kitą. Parodysim kitą namelį, 2 kambarių. O kurioj vietoj ši čia bus virtuvėlė? Tai virtuvėlė čia kampe, jos visos ši čia, ne? Vienodai vietoj, tik tais ką mes turim. Tokia L formos nedidukė, ne? Taip, L formos, bet bus viskas ir indaplovė, ir kaitlentė, ir gartraukis, ir kriauklė, bus galima savo maistą pasidaryti, šaldytuviukas bus nemažas. Tai čia virtuvė? Taip. Tai, nežinau, valgoma zona čia kažkur? Čia valgoma zona, čia sofa, ar ne? Ir ten mėgamas. Televizorius nebus, nes bus televizorius nuolat į Nemuną rodyti, žodžiu. Apie tą patį. Tau išjungsim televizorių, bet šiaip bus televizorius. Nes orientuojamės į tą klientą, kuris norės gal ir krepšinio varžybas, gal futbolą pažiūrėti atvažiavęs. Ar tarkim blogesnis oras bus, tai bus galima ir filmų žiūrėti. Bet šitoj, sakyčiau, tokia nedidelis tas kambariukas. Čia mėgamas. Čia bus 1,60 m lova. Ir mintis, kad būtų dar antras kambarys, kad sofa lova, tai tarkim, jeigu šeima atvyksta, ar draugų porelė, kuri nori atskirai miegoti, ir ne, tai turėtų tas atskiras erdves, kad neapsiriboti ties vienu klientų segmentu. Tai minėjai prieš pokalbį, kad turėtų jau prasidėti darbai, ar ne, kad... Rytoj startuojam kaip tik... Su baseinų kasimais, ar ne? Su visais inžineriniais tinklais, vandentekis, nuotekos, elektra, vedžiojimas sklype, baseino pamatas, poliai terasoms, pirčiai, žodžiu, čia... Ta, ką vardinu, skamba visi brangus darbai. Taip, vis tiek žemės darbai, inžinerija, elektra dar, ir tą patį namelį pastatyti.
Tai kaip įsivaizduoju, nežinau, galutiniam rezultate, tarkim, tas visas išlaidas padalinam, ne ant 6 ar ne, bet tarkim, tą pirmą etapą padalinė ant tų 3 namelių ar ne, kiek galutiniam rezultate manai, kad gali tas vienas namelis kainuoti? Viskas susumavus, tai gal nuskambės labai baisiai, aišku, jeigu žiūrės statybininkai ar statytojai. Sakys labai pigiai. Sakys labai pigiai. Labai brangiai, čia galim už trečdalį pastatyti, Jo. bet šiaip įeina komunikacijos, nes įsivaizduokit, hektaro sklypas ir čia reikės išvedžioti vandentikį, nuotekas, elektrą iš kito sklypo gal atves. Jo. Žodžiu, viskas kainuos. Tai bendrai susumavus, jeigu ant 3 namelių, tai aišku, baseinas ten, tai apie 100 000 gausis į vieną namelį investiciją. Baseinai ten visą kitą, taip Kubilai, toliau. terasos. Jo, tai aš sakyčiau, čia normali kaina. Nu tai brangu, bet Bet yra idėja. Nu tai ką, užmetam akį tada į paskutinį namelį, ar ne? Čia irgi matau, kad lyg ir 2. Taip, 2 kambarių, taipogi orientuota į šeimą. O pačią, tarkim, terasą, kaip manai, kokios kvadratūros darysi? Terasa bus per namelio plotį ir bus kokie 3-4 metrai ilgi. 3-4 metrai ilgi. Kad būtų patogu fūro vane ir gultą pasidėti, kėdutės. Tai jeigu bus namai išmanus, bet vis tiek, kaip sakyti, robotai neišvalys. Taip. Nežinau, ten sugės kažkas, nulūš rankeną, nežinau, tualetas užsikimš taip toliau. Tai aš įsivaizduoju vis tiek kažkokio žmogaus kaip ir reikėtų, ne? Taip, tu Giedrių ieškai darbų? Ne, ieškau kaip tik nebe darbo, ieškau atostogų. Jo, bet tai vis tiek, bet kokiu atveju reikės kažkokio tai žmogaus, ar tai ūkvedžio, ar tai žmogaus, kuris valymais užsiimtų, tai kažkiek to žmogiškojo resurso bus, bet jį stengsimės minimalizuoti, kad kuo mažiau ir klientui tektų. Žodžiu, atvažiavai, atsirakinai, ar ne? Atsirakinai, įėjai, kad kontaktas su žmogum toks minimalus. Taip. Pirtis irgi reguliuojama iš anksto pašyla, kada reikia, kubilas irgi nuo fūro vonę nusistatyti, kurią valandą nori, automatiškai įsijungia, pašylo, tu patogiai, tau nereikia kūrenti, malkų ieškoti. Dalykai, kas užknisa, nusprendė, žodžiu, išeliminuoti kiek įmanoma. Taip. Maksimaliai. Ok, einam, užmėsim akį tada į pušyną, į antrą veiklos etapą, ar ne? Dabar jau turim Liepos galą. Kaip manai, kada jau tas toks tikrasis jau startas? Jau, žodžiu, praeitais metais planavot, kada birželį? Kada? Ne, planavom vasaros pabaigoje. Vasaros pabaigoje. Tai truputį persikėlė. Tai metai persistumė, bet mes jau turim šiemet jau startuoti. Jau norim, nenorim, nes jau reikia paleisti projektą, kad jis startuotų. Tai žodžiu, žmonėm, kurie žiūri video jau rugsėjo mėnesį ar ten spalio mėnesį, ar ne, tiesiog suvedę Nemunas Glamping, turėtų jau ateiti jūsų website, rezervacija jau. Tai planas, kad jau rugsėjai turėsim pilnai startavę, gal tik elektros lauksim, bet mes tą išspręsim, tai aš manau rudenį jau priimsim svečius. Ok, super. Ar tu jau nusimatęs vietas, kur galėtų tie skirtingi kupolai atsistoti antram etapui? Turim kuoliuką, radom tokią oazę, sakykime, ar ne, tarp pušų. Nieko net nereikia daryti, ne, praktiškai turi didelį apskritimą, ar ne, ir gali išnaudoti. O kitas vietas irgi pasižymėjęs? Taip, turim pasižymėję. Čia pagrindinis toks takelis, nes ten bus automobilių stovėjimas. Galvom irgi elektros krovimo stotelę padaryti, kad žmogus galėtų pasikrauti, jeigu su elektromobiliu atvyktų, nes aplinkui nelabai rasis, kur pasistatė, atvažiavai į gamtą, atėjai tą keliu. Tada srautas įsiskirsto į namelius, poilsio baseino zoną, turėsim ir tokią mini renginių erdvę gamtoje, jeigu, sakykime, kažkam reikės gamtoje zonos. Ar dar kažkas, ar ne? Ar stovyklą kažkoje padaryti, ar su palapinėm visą kompleksą jau išsinuomos. Jo, kad būtų visą. O Giedriau, ką galvoji dėl kainodaros? Kokie lūkesčiai? Kas dabar dedas glampingo rinkoje? Kokia kaina yra normali? Kainos, sakykime, prasideda nuo 120 iki 180 gal eurų už naktį. Bet tarkim 120. Tai ar būnate, nežinau, su vaizdu, su pušynu dar, ar, kokią lygą? Tai, sakykime, už tą 120 eurų, tai arba tu gaudais darbo dieną, kada mažiau klientų, ar ne? Taip. Arba tu negauni daug paslaugų, ar ne? Tai tu gauni tik tais vidury miško, turi lauko tualetą ir turi ten elektrą tik tais, tarkim, telefonui pasikrauti. Bet ten nei maisto įgaminimo, nei šaldytuvo, nei nieko neturi. Tai o šiaip vidutinė tokia kaina, sakykim, 150 eurų už naktį. Ir plus, sakykime, papildomos paslaugos. Bet tarkim, žmogus atvažiuoja, yra baseinas, tai baseinų gali jau už tą kainą nuodoti, ne? Taip. Tarkim, orfūro vonė, jau čia apselas, jau kaip čia papildomas? Taip, papildomai, orfūro nereikia, nes tai žmogus, kad žinai, kiekvienas pasirenka to, ko jam reikia, gal kažkam reikia, nežinau, nueiti pažvejoti, o kitam, žinai, gal reikia, nežinau, ten full
full komplekt. Taip, spa komplekso vadinama. Jo, Tai yra ir maksimum. pirtis, ir ofūro, ir baseinas. Baseinas bus su stogu, taipogi blogom oro sąlygom bus galima maudytis. O planuosi pagrindė fokusas į vasarą, ar ir vasarą, ir žiemą, nes vis tiek ten šildymas, visą kitą, žiemą, kaip čia sakyti, turėti tą veikiantį glampingo saitą, nėra pigus malonumas. Gal kažką išgazdinau, sakykim, su namelio kaina viso komplekso, ar ne, bet mes turime A klasės namelį. Tai yra vis apšiltintas, sandarus yra, darėm sandarumo testus. Tai tam, kad ir komfortas būtų klientui, ir tos kaštus, kad mažinti, ar ne, kad žiemą irgi būtų galima gyventi. Ok, tai kur sekantis du kupolai? Tai vieną kupoliuką turim čia, jis toks atokiau nuo visų bus. Vienas kupolas pieva, kitas kupolas pušynas. Trečias irgi pušynė. Ir dar, sakykime, jeigu čia papasakot, kas numatyta, tai turėsim ir basų kojų taką, kažkokių tai maršrutų, kad būtų po mišką pasivaikščiot, dviračius nuomot, nes čia yra dviračių takas iki Vilkijos pasivažinėti. Tai ir iki Vilkijos, ir kitą pusę iki Kulautos galima važiuoti. Nuo pat Kauno galima atvažiuoti, bus galima. Plius prie gražiausio Lietuvoje kelio esam Kaunas Jurbarkas. Tai čia pilis, dvarai, piliakalniai, tai veiklos čia yra tikrai daug. O ką galėtum patarti, tarkim, mūsų žiūrovam, kas dabar žiūrėjo jau laidą iki pat galo, ne? Ir sako, pasakė, kad brangu, pasakė, kad yra sudėtinga, žinai. Žodžiu, jau visus, jau maks, kiek galėjo atbaidė, žinai, žmonės. Žodžiu, o ką galėtum patarti, tas, kas turi norą daryti glampingą, ar ne? Bet nežinau, kaip ir nedrasu, tu ten nežinai tų visų niuansų. Tai aš kaip pradėjau investuoto kelionę prieš 4-5 metus, tai viskas prasidėjo nuo mažų objektų, nuo mažų dalykų. Tu imi ir darai, tai pradėjom nuo bendrabučių. Pirkom bendrabutį, remontavom, įrengėm, perėjom mažus procesus, pardavėm ar ne. Ir po to jau eini į butą, po to į namą ir tik tada kvartalas atsiranda. Taip čia, sakykime, šito projekto gal ir nebūčiau ėmęsis, jeigu neturėčiau tos patirties investuoti, ar ne? Tai tokį didelį gal tikrai nesiūlyčiau taip veržtis. Iš karto jau nerti, ar ne? Bet nuo mažo projektėlio su vienu namuku, tai why not, imi ir darai, nes svajoji ilgai, o turi žengti tą pirmą žingsnį, kad prasidėtų ta investuotojo kelionė. Pirmas žingsnis. 100% šiaip pritariu, nes iš tikrųjų, kai žengi tą patį pirmą žingsnį, nežinau, kad ir pradėti tiesiog dairyti sklypą, jeigu neturi, o gal jau yra, kad nežinau, ten giminė ar dar kažko, kad tiesiog gal yra kažkoks sklypas, kurį tu gali įveiklinti. Tai tiesiog žengti tą patį pirmą žingsnį, nes manau, nuo to ir prasideda ten, nežinau. Nuo avanso padavimo. Nes kai avansą paduodi, jau neturi kur dėtis. Tada, žodžiu, jau no way out. Tai dėkui tau už ekskursiją, dėkui už viziją. Tai kada mums reikėtų su Modestu kartu, žodžiu, kai jau keliai pagerės, ar ne? Jau galėsim važiuoti be kastuvų, kada mums vertėtų... Kai jau padarysim puslapyje nuorodą, kaip gerų kelių atvažiuoti, nes čia yra asfaltuotas kelias ir tik gal keli šimtai metrų yra gero žvyrkelio, o jūs navigacija nuvedė per mišką. Bet čia pirmieji išbandymai. Ne, čia dar įdomiau. Po kontento prasme, tai čia auksas, žodžiu. Tai gerai, žodžiu, susirašysim, palaikysim tada ryšį. Dėkui mūsų žiūrovom tada. Jeigu jums patiko šitas video, galbūt jums visai patiks ir mūsų senesnis video, kiek kainuoja irgi glampingo sukūrimas, tai nuorodą jį galit čia surasti. Tai dėkui dar kartą, Giedriau. Iki sekančių pasimatymų mūsų laidose ir nepamirškit laikint, subscribint, o gal nusiųskit mūsų nuorodą kažkokiam draugui, kur nuolat kalba apie to glampingo įkūrimą ar ne, ir kaip faina ten būtų turėti namelį kaime. Tai va, iki sekančių pasimatymų.